Sporto šaka į Lietuvą atėjus, jinai buvo daug anksčiau, dar 54 metais. Čia dar ir ponas Nienius, buvęs sporto departamento direktorius, žaidė, kaip mokėsi Kūno kultūros institute, tuo metu vadinasi LVKKI. Buvo sukurta, truputį dalyvavo varžybose, paskiau vėl, bet kadangi Maskvos olimpiada, žinote, 80 metais ir buvo toksai sujudėjimas didelis, kadangi moteris įtraukė žolės riedulį, ir praktiškai visos respublikos pradėjo kurti komandas. Šiauliuose taip atsitiko, kad prie Šiaulių televizorių gamyklos Tauras, tangi direktorius, pons Morkūnas, Juškus, buvęs mūsų žolės riedulio prezidentas, garbės prezidentas, jie labai patys sportininkai buvo, domėsi sportu ir tuo metu jau prie gamyklos buvo ir rankinio komanda, kuri žaidė Tarybų Sąjungos čempionate, pirmoji lygoje, buvo krepšinio komanda, tinklinio komanda, futbolo komanda, tapus Lietuvos čempionais. Ir kažkaip tai tuo metu nusprendė, kad reikia greitai organizuotis, kadangi iš Maskvos buvo skambutis, atskrido amžinatilsį 5 kart pasaulio čempionas, Gramokovas, vartininkas, nuostabus žmogus mūsų kolektyve buvo kol gyvas buvo, labai daug padėjo tikrai Lietuvai ir gavosi, kad pradėjo būti komanda. Komanda buvo suburta iš vietinių, tada žaidė futbolą, moteris irgi buvo momentas, toksai žaidė futbolą prie televizorių gamyklos ir kelias futbolininkės, po to, žinot, Šiaulių pedagoginis institutas tuo metu vadinasi, ten irgi labai sportuojantis mokymo įstaiga buvo. Ir kažkaip susikūrė tą komandą tenai, pradėjo žaisti, po to, kiek aš atsimenu, zonos buvo tenai, Šiauliuose zona, laimėjo, išėjo į pirmą lygą, paskui į aukščiausią lygą, taip atsitiko, kad moteris Šiauliuose pradėjo žaisti žolės riedulį. Aišku, paraleliai ir vyrai pradėjo tenai kooperuotis, bet daugiau buvo jau prie Panevėžio. Panevėžys buvo toks kaip ir vyrų, prasidėjo tuo metu centras. Apie pergalės, sunku viskas buvo, žinot, labai reikėjo daug dirbti, kadangi nieks labai daug nežinojo apie tą žolės riedulį, tik tai man tokia buvo gal mūsų grupė, kurie mokėmės Kūno kultūros institute. Amžinatilsį Grešnovas, visų sporto šakų, žinot, iniciatorius buvo labai Lietuvoje, tai jis irgi žolės riedulį. Kada davė pasirinkti regbį ar žolės riedulį ten tokių valandų, tai mes kažkaip visi futbolininkai, kurie mokėmės, pasirinkam žolės riedulį. Mums tas patiko, nereikėjo ten, žinot, labai ten po tos purvus murkdytis ir lazdų nežinau, iš kur buvo gauta tuo metu. Kiek aš atsimenu, Muchačiove Ukrainoje gamina tas lazdas, ir kažkaip tai susipažinom su to žolės rieduliu. Paskiau taip gavosi, kad iš mūsų tos kartos keletą futbolininkų ir buvo užsimėję žolės riedulį, tame tarpe ir aš. Buvo komanda suburta ir Druskininkose, Kapčius irgi futbolininkas gan neblogas buvo. Plungiai irgi buvo pradėję, bet žinot, viskas su finansavimu nelabai, kaip sako, stipriai vystėsi, bet aišku, labai daug rajonų vystėsi, tame tarpe Širvintos ir šiuo metu Ugnė, kur Širvintus atstovavo. Įsikūrė daug komandų. Pasiekimai buvo tokie. Pradžiai labai sunku buvo, žinot, reikėjo labai daug informacijos turėti, labai daug tos metodikos, kaip reikia treniruoti, ypatingai techniką, tenka stažuotis Maskvoje su pasaulio čempionais, su Olandėm, Vokietėm, daug varžybų žiūrėjom, analizavom, paskiau subūrėm tokią, kaip sako, bendraminčių trenerių kolektyvą, Stasys Monkus, Jonas Sakalauskas, žymus futbolininkai buvo, bet irgi, žinot, ir ledo ritulį žaisdavo laisvalaikiu. Ir kažkaip Sakalauskas Jonas buvo irgi su žolės rieduliu susipažinęs, kaip mokėsi Kūno kultūros institute. Uždaras patalpas ir didelį aikštėj, išėjome į aukščiausią lygį. Ir ką, ir aš galvoju, kad čia tik tai gal vieną kartą tik tai buvo aplamai mūsų Lietuvos komandos iškritusius iš aukščiausio diviziono. Visą laiką kažkur tai mes ten šešetukė, penketukė, ketvirtukė dominavom ir 95 metais mums pasisekė su Tauro komanda laimėti čempionų lygos bronzos medalius. Tai čia toks buvo pats aukščiausias toks pasiekimas.
O salė žemiau, klubai žemiau kažkur tai buvo 4, 5, 6, 4, 5, 6. Va tai visą laiką taip ir ant to balanso, tokio balanso jie kelis kartus ir kovojom dėl medalių, bet žinot, ten labai sunku buvo, nors atrodo visai pasiekėme, būdavo per 12 sekundžių pralo šitos medalius, kadangi teisėjai vis tiek kažkaip tai labai traukė tas komandos, kurios yra elitas, tai yra Olandai, Anglų, tai yra Britų Salino komandos, labai stipriai jautėm tą, labai stipriai. Nu, taip vat su klubu daugiau kažkaip tai ir aukščiau ir neturėjome medalių. Nu, po to tą komandą, kurį mes stengiamės ją išlaikyti, aišku, jos tada jaunas buvo, Rasa Baniulytė Čepienė, Virginija Čeikauskienė, tos, kurios Angelė Maldonytė Bučmienė, Kanoparienė Onutė, kurios dar žaidė Tarybų sąjungos rinktiniai, mes kažkaip jos tada jaunas buvo, išlaikėm ir vat 2001 metais uždarų patalpų čempionate mes laimėjom sidabro medalius, pralošėm tik tai vokietėm, kurios demonstruoja savo tas madas iki dabar, praktiškai vokiečių nieks ir nenugali, kitas iki pasitaiko, kad ten kokie Olandai ar Baltarusija finale žaidžia, nu pasitaiko tokių dalykų, bet praktiškai, žinot, ten lygis aukštas yra, ten lygų daug yra, kaip ir Olandijai, ne tik tai yra ten aukščiausia lyga, pirma lyga, antra lyga, ten šiuo metu, kiek pagal mano informaciją, yra 9 lygas, Volvo savas, Mercedesas, BMW savo lygas turi, jie veda savo lygas aplamai, savo lygas, apart to, kas elitas yra, jie dar savas lygas veda, nu tai va toks va lygis yra ir Škotijai, ir Ispanijai, visur tuose šalyse labai. Nu ir mūsų jaunimas po to, va čia ir Ugnė vat yra, iš tų mergaičių, kurios yra, mūsų mergaitės labai, mes su jaunimu tai 2 kartus tapom Europos čempionėm, sidabro turėjom, 2 kartus bronzą turėjom, aš galvoju, kad vat per tą jaunimą mūsų ir tas vat žolės riedulis laikėsi. Bet žinot, labai sudėtinga situacija atsitiko, kad dabar daugelis stengiasi išvažiuoti, kadangi, žinot, čia sudėtinga situacija yra šiandien finansinė, tai vat gaila, kitas iki išvažiuoja merginos ir po to vienas grįžta žaisti rinktinę, kitas ne, klubai susilpnėja ir šiuo metu pas mus žaidžia 2 klubai Europos taurėse, tai yra Gintra Šiaulių universitetas ir Vilnius HFTC tauras, žaidžiam Europos taurių varžybose, Gintra žaidžia 2 pagal lygį, mes žaidžiam 3. Tai šiemet vat yra šansas kažkoks, arba Gintra į viršų išeis, arba mes į viršų išeisim, arba Gintra, gal mes ateisim pas juos, jie iškris, gali tokia situacija, kur vat kažkaip tai su treneris kalbėjom, kad jeigu kartais atsidurtume vienam divizione, tai būtinai padarytume Lietuvoje, nes Lietuvoje klubinių moterų dar varžybų nebuvo. Vyrų buvo, bet moterų nebuvo. Tai vat tokie rezultatai. Toliau visos komandos nuo airių gavo rezultatais, baisiai dideliais. Ten 9 buvo ir ten 11, man atrodo, buvo, ar kažkiek, ne. O mes tik tai 2-0 pralošėm ir dar tos įvarčius tokius įmušą, kur, galima ginčytis. Tai aš iš to, ką mačiau, mes su treneriais kalbėjom iš šalies, ką mačiau, tai aš galvoju, kad šita komanda turi potencialą. Ir jeigu šiemet mes ne Zagrebe, ten tikriausiai kažkur Kroatijos miestas, prie Zagrebo yra. Jeigu šita komanda nuvyks, tai aš galvoju, tikrai sugrįžta į B divizioną. Aišku, reikia visas sąlygas padaryti, kad kaip galima juos ilgiau žaistų, vadinasi, turim ir ne tik tai finansinis, bet medicininis visas, ten reabilitacija visa, jeigu jos įsilaikytų, aš galvoju, 2-3 metai rezultatas būtų gan aukštokas, kadangi jos visos yra jaunas ir jom dar žaisti ir žaisti. Seniau pagal seną modelį komandas, tai jos ten kažkaip būdavo, ten išeina ir į dekretus sugrįžta, bet kažkaip tai yra, nori matosi žolės riedulį žaisti, nori sportuoti ir šitą kartą aš irgi galvoju mąstau apie tą, nes ir Dovilė Jakaitė Kuklienė irgi buvo išėjusi į dekretą, sugrįžo, šiuo metu vėl dekretą, aš galvoju vėl sugrįž, kadangi nori sportuoti ir tas nemaišo, mes prisiminti galim labai daug gerų pavyzdžių ne iš žolės riedulė, iš kitų komandų. Aš atsimenu žymiai Kibrikštės komandą, kai ateidavau
vieną kartą vidaus reikalų ministerijos, ten kur yra, žinot, sporto rūmai, ir pamačiau 6 vaikus, kažkas prižiūri, o visa kibirkštis ta legendinė treniruojasi. Tai tas buvo rankinį, tas buvo ir visose sporto šakose. Tas buvo ir labai žymioji komandai, Ukrainos rankinio komandai, kur Turčinas treniravo, lygiai tą patį situaciją, nes teko būti 8 metus su Tarybų Sąjungos rinktinė dirbti. Tai gyvenau bazėj, važiuodavau visas kitas bazės ir Ukrainai daug treniruodavausi, matydavau visą tą patį. Tai čia nieko tokio nėra, nes čia yra gyvenimas, čia yra moteris ir jos, aišku, sportui labai daug aukojasi. Tiesiog, jeigu neištiktų šitos kartos, o tas Donatas Dovilės kartoj, kuris dviese liko iš esmės, tai tarkim 2020 olimpinės čia utopija būtų ar įmanoma? Žinot, man vienas verslininkas pasakė, sako, jeigu mes duočiau aš tau pinigų, sako, ar tu išeitum dabar į šitą, į Rio de Janeiro olimpinę žaidynę, sakau, ne. Klausė, kodėl, sakau, ne, per trumpas laiko tarpas. Pats paklausė apie 20 metus, jeigu būtų finansavimas, sakykime, aš nekalbu apie vien tik finansavimą, kad ten žaidėjim kažkas tai yra. Aplamai finansavimas, kad jos gerai jaustųsi visų pirma. Sąlygos šiemet tikrai buvo neblogas sudarytas pasaulio čempionato tos antram etape. Aš galvoju, jeigu būtų sudarytos, žinot, labai daug šansų yra. Nes jos tobulėja. Nes matosi kiekvienas, mes pažiūrėjom taip video daug, žiūrėjo ir mergino, žiūrėjo viskas ir žinot, matosi kiekvienas žmogus kaip tobulėja, tai vienas dalykas ir kiekvienam žmogui atsiranda nauja vieta. Vat, sakykime, pradėjom gal čempionatą vieną sudėtim, o pabaigėm kitą sudėtį, nes tardavomės treneriai žiūrėdavom, kas gali. Pavyzdžiui, žinot, jeigu ten rankinį, niekad kairę rankę tikriausiai nestata į priešingą pusę teisingai. Ir žolės riedulys tas pats yra, ir futbole vat, tas pats yra. Tai tikrai vienas gal yra toks Ribery, kuris su kairė koja visur gali žaisti. Čia pas mus irgi buvo tokių momentų, mes perstatėm, žiūrėjom, kaip jos komunikacijas, kokias pasižiūrė, kokias techninės galimės, kokias drausminės galimės, kaip jos bendrauja, koks perdamas yra, kas gali ilgą perdamą perėti, kas žemą, kas aukštą, kas trumpą, kaip žaidimas vystosi rungtynių metu. Šita komanda yra tikrai labai perspektyvi. Ir dar yra jaunų žaidėjų, kurios gali ateiti į 18-metės, kurios išvyksta rytoj į Lenkiją į tą turnyrą, ir berniukai mūsų. Ten yra irgi jau merginų. Praeitais metais mes su treneriu Maksimu Tarasovu buvom Europos čempionate iki 21 metų, kur ten 21 metų mūsų nei vienos praktiškai nebuvo. Mūsų buvo 4-5 metais jaunesnė komanda. Ir ten matosi jau yra tokių perspektyvių, kurios tai tikrai galima su jom dirbti. Aš galvoju, kad čia yra šiandien didelis momentas, kad galima eiti toliau. Bet sakau, reikalinga, ypatingai, labai daug, žinot, šitie dalykai kainuoja. Čia gerai yra verslininkai, šiemet padėjo, tikrai prieš Europos čempionatą nupirko lazdas, kur šiandien nei vienas žaidėjas tikriausiai negali nusipirkti, padėjo lazdas nusipirkti. Dar keletą momentų buvo, geras medicininis buvo aptarnavimas, gerą daktarę turim, Laimą Šiaudinienę, kuri daug metų su mūsų rinktinė baigus Tartu universitetą yra Šiauliuose visą sportininkus visus prižiūri. Tai šitos visus dalykus sudėjus ir sakau, kad jos gerai jaustųsi. Žinot, kada žmogus su nuotaika ateina į treniruotę, užtenka gal 5-6 treniruočių į savaitę, pradžiai tikrai galima aukštus rezultatus pasiekti. Dėkui labai tada. Atsivedė žaidėjai. Ačiū. Sėkmės jums siekiant. Ačiū.